Sveiki visi ir sukai į mano kanalą. Man rodos, kad dauguma iš mūsų kartais gyvenime turim tokių periodų, kad norisi bent vieną dieną viską atidėti, nuo visko atitrūkti ir tiesiog padaryti kažkokį persikrovimą mintims ir organizmui. Todėl pagalvojau, kad visai norėčiau su jumis pasidalinti savo detox dienos rutina, tai kaip aš ją planuojuosi, ką per ją mėgstu veikti, ką mėgstu valgyti, ką mėgstu gerti ir panašiai. Ir pradėti norėčiau nuo to, kad būtent tokią valymosi dieną aš visada stengiuosi susiplanuoti šiek tiek iš anksčiau. Tai reiškia, kad bandau bent didžiąją dalį įvairiausių darbų, kažkokių reikalų atidėti arba juos pasidaryti prieš planuojamą dieną. Ir tarkim, todėl tokius dalykus kaip kažkokius vizitus svarbius, apsipirkimą arba kažkokį generalinį namų tvarkymą aš stengiuosi išbraukti iš tos dienos ir stengiuosi juos perkelti anksčiau ar vėliau prieš tą dieną. Ir dar vienas dalykas, ką aš visą laiką darau, tai yra niekada nesiplanuoju tokios detox dienos paprastomis darbo dienomis. Tai darau todėl, kad žinodama save ir žinodama savo polinkį įsitraukti į darbus, aš žinau, kad jeigu valymosi dieną aš paskirsiu įprastą darbo dieną, tai tikriausiai galiausiai atitrūksiu ir užsiimsiu savo reikalais ir visiškai pamiršdama prasmę tokios dienos ir didžiausią tikslą. Na, o pačią dieną aš visada stengiuosi pradėti be žadintuvo ir be telefono šalia. Nes mano nuomonė labai dažnai to persikrovimo ir to atitrūkimo nuo visko reikia tuomet, kada ne tik emociškai jautiesi galbūt kažkiek išsibalansavęs, bet kiek ir fiziškai esi pervargęs, tarkim. Todėl tą dieną, kuomet aš pasiskiriu, jog ji bus detox, aš jį tikrai padedu žadintuvą į šalį ir leidžiu savo ilgiau pamiegoti, nes žinau, kad jeigu aš būsiu pailsėjusi ir natūraliai prabudusi tuomet, kada mano organizmui labiausiai reikia, aš iš karto pradėsiu dieną su geresne nuotaika ir žvalesnė. Vos išlipusi iš lovos, rytą aš pradedu stiklinę karšto vandens su citrina ir mėtomis. Tokį vandenį ruošiuosi be galo paprastai, tiesiog į stiklinę įsimetu keletą stambių citrinos griežinėlių, mėtos lapelių, užpilu pusę stiklinės karšto vandens, leidžiu šiek tiek sultims išsiskirti ir tuomet dar šiek tiek užpilu šalto vandens ir tokią stiklinę išgeriu vos pabudusi. Dažniausiai tokį vandenį geriu 3-4 kartus per dieną. Aš nesistengiu savo organizmo apsunkinti valymosi dieną, tarkim, 2-3 litrais vandens, nes mano nuomonė, kas yra per daug, tas nesveika, todėl 4, tarkim, stiklinės tokio paruošto vandens yra idealus variantas palaikyti kūną subalansuotą ir su pakankamai vandens. Ir kadangi savo valymosi dieną aš turiu 3 taisyklės, tai yra, kaip minėjau, jokio žadintuvo, jokio makiažo ir jokio kofeino, prieš kiekvieną valgį aš geriu prieskoninės arbatas. Ir šiuo metu mano pačios mylimiausios atrastos, tai yra 7 jėgos namų arbatos. Mano mėgstamiausios yra moteriškas pradas in ir moters grožis. Ir šios arbatos yra ypatingos tuo, kad juose realiai yra vien prieskoniai ir žolelių šaknys, todėl jos ne tik pakelia tonusą, bet ir suteikia tokio energijos pliūpsnio, kuris yra natūralesnis negu kofeino sukeltas ir paruošia organizmui ir virškinimui ir apskritai labai žvaliai nuteikia, ypač imbieras. Kalbant apie maistą, kurį renkuosi būtent tokią detox dieną, tai pusryčiams aš visą laiką valgau vaisius arba, tarkim, čija sėklų pudingą, pietums ir vakarieniai visada renkuosi salotas ir realiai beveik niekada tokią dieną nesirenku mėsos. Ir tiesiog stengiuosi, kad visas mano maistas būtų lengvai virškinamas, būtų sotus, maistingas, tačiau neapsunkintų ir nesukeltų kažkokio noro vėl grįžti atgal į lovą su pižama. Mano absoliučiai mėgstamiausias valymosi dienos momentas tai yra išėjimas į lauką.
Ir nepriklausomai absoliučiai nuo koks tuo metu yra oras, lyja, sninga ar vėjuota, aš visą laiką bent valandą skiriu išėjimui, pasivaikščiojimui į lauką. Ir mano nuomonė, judėjimas lauke ne tik pravalo kažkokias tai mintis, leidžia judėti kūnui, atsipalaiduoti, bet man lygiai taip pačiai buvimas lauke padeda sudėlioti mintis, padeda, tarkim, priimti kažkokius sprendimus, nes tuomet tu esi vienas, tu eini kažkur, judi ir niekas tavęs aplinkoje neblaško, jokie kažkokie buitiniai reikalai. Ir mano nuomonė, tokia detox diena, kuomet norisi atitrūkti arba norisi tiesiog susidėlioti viską, neturėtų būti praleista, tarkim, lovoje, įsitaisius su megztiniu ar pižama, vien todėl, kad tokios dienos pabaigoje labai yra svarbu jaustis geriau, jaustis kažką padarius, kas buvo naudinga tau. Ir dažniausiai žinau, kad jeigu aš jau tokią dieną praleisiu lovoje ir dar su kokiu nesveiku maistu, tai dienos pabaigoje aš tikrai jausiuos dar blogiau negu dienos pradžioje ir manysiu, kad ta diena buvo tikriausiai dvigubai labiau nevykusi, negu kad kartais galėtų būti. Na, o namuose, kuomet aš grįžtu po visų savo gastrolių, aš labai stengiuosi susikurti tokią atmosferą, kuri mane ramintų ir kuri mane nuteiktų teigiamai. Todėl namuose visą laiką aš stengiuosi klausyti, tarkim, muzikos, kuri mane emociškai gerai nuteikia ir savo mėgstamiausios muzikos sąrašą galėsiu palikti apačioje, galbūt jis patiks ir jums. Ir stengiuosi, kad namuose būtų viskas tvarkinga, švaru, galbūt degtų žvakės ar kažkas. Tiesiog daryti tai, kas mane nuteikia gerai, optimistiškai. Ir vienas iš mano mėgstamiausių užsiėmimų namuose, būtent tokią dieną, tai yra kažkokių mažų dalykų, tarkim, spintos, stalčiaus ar kosmetikos pertvarkymas. Tiesiog toks daiktų apsivalymas, sudėliojimas suteikia jausmą, kad viskas gali būti išspręsta ir visi atsakymai kartais gali būti atrasti. Ir labai rekomenduoju tokią detox dieną padaryti kažkokius mažus persitvarkymus, kurie jūs džiugintų ir kurie jums suteiktų pasitikėjimo kažkokio, kad viskas įmanoma, nes viskas prasideda nuo mažų dalykų. Lygiai taip pačiai kažkokie pergyvenimai ir pertvarkymai gyvenime gali lygiai taip pačiai prasidėti nuo mažų suorganizavimų kažkokių savo buityje, tarkim, arba savo kasdienybėje. Kaip ir minėjau, mano nuomonė, tokią dieną, kuomet norisi persikrauti ir emociškai, ir fiziškai, yra labai svarbu dienos pabaigoje pasijusti kažkaip bent šiek tiek kažko laimėjus, kažkaip patobulėjus ir pasijusti geriau. Ir tai man padeda padaryti dokumentikos žiūrėjimas. Ir aišku, gali nuskambėti labai nuobodžiai, bet iš tikro internete yra milijonai dokumentikų įvairiausiomis temomis. Tai nebūtinai turi būti apie gamtą ar apie gyvūnus, bet aš stengiuosi tokią dieną nežiūrėti kažkokių tai lengvų komedijų, kurios galiausiai filmo pabaigoje mane suerzins, nes pabaiga buvo ne tokia, kokios tikėjus ir panašiai. Todėl stengiuosi žiūrėti tai, kas patobulintų mane apskritai kaip asmenybę arba kuomet aš sužinočiau kažko tokio naujo. Ir dienos pabaigoje aš jaučiausi kažką nuveikusi naudingo savo. Todėl tiesiog YouTube įvedu documentary ir ten yra milijonas, kaip sakau, pasirinkimų ir pasirinku tą dieną ir tam susitikimui tinkantį kažkokį variantą ir būtinai pasižiūrėti bent vieną dokumentiką. Ir žinoma, tokią dieną, kuomet norisi atgaivos ne tik savo sielai, bet ir kūnui, aš stengiuosi prieš miegą pasidaryti bent keletą kažkokių savo itin malonių kūno procedūrų, tai ar tai būtų kūno šveitiklis, ar plaukų kaukė, ar tarkim veido kaukė. Ir šiuo metu mano pati mėgstamiausia veido kaukė, tai yra Isukin kompanijos organiška kaukė, valanti molio kaukė su alijošiumi ir rožių žiedlapiais. Ir man ši kaukė labai patinka todėl, kad
ją itin lengva naudoti, jos nereikia visiškai maišyti su kažkokiais tai vandenimis, iškart yra paruošta. Ir antras dalykas, kas man labai patinka, jog ji nėra tokia agresyvi. Ir 15 minučių palaikius veidas tikrai nesuakmenės ir nereikės ten gremžti su, nežinau, viršutinio odos sluoksniu, kaip kartais būna su purvo kaukėmis. Tai ją tiesiog užsitepu, 15 minučių palaikau, atsipalaiduoju ir yra labai tokios smagios rožinės, gerai nuteikiančios spalvos, tai, žodžiu, ideali tokia diena. Ir viskas, tokia yra mano dažniausiai detoks diena. Tokią dieną aš tikrai nesistengiu visiškai atsiriboti nuo pasaulio, nuo artimųjų, nuo technologijų, nuo visko, tikrai ne. Nes žinau, kad tai tikriausiai būtų labai labai sudėtinga ir neįmanoma, bet stengiuosi kuo daugiau dalykų daryti tokių, kurie man suteikia džiaugsmo, kurie mane kažkaip teigiamai nuteikia, kurie mane šiek tiek paspiria į priekį, jeigu galima pasakyti, nes tuomet, kada tu jautiesi laimingas ir kada šiek tiek myli labiau save, labai daug dalykų lengviau išsisprendžia. Lengviau yra pamilti dalykus, kuriuos tu darai, lengviau pamilti yra žmonės, kuriuos tu sutinki ir panašiai. Tai labai labai linkiu visoms karts nuo karto turėti tokią dieną ir pasidalinkite iš tikrųjų, ką jūs veikia tokią dieną. Galbūt aš kažko dar nedarau, kas mane dar geriau nuteiktų. Ir tai tiek. Ačiū už žiūrėjimą ir iki kito karto.